Jei miškas galėtų, apie daugą paliudytų, apie čia klajojusius čigonų taborus, pokario metu laisvės gynėjus ir apie tikrą gyvenimą nepatyrusius čia buvusių kaimų gyventojus. Istoriniuose šaltiniuose teigiama, kad šiuose miškuose prasideda Žarės upelis, jau už Šakynos savo vandenį supilantis į Švietės upę. Grakšti balto mūro bažnytėlė boluoja pačiame miško vidury. Agailių bažnytėlė vis dažniau tampa ekskursijų iš gretimų rajonų objektu. Vykstant šeštinių atlaidams už 6 kilometrų buvusios Selmiesčio pradinės mokyklos mokytojai atvesdavo savo mokinius. Patys tuo metu slėpdavosi ievų tankumynuose. Bažnytėlėje savo vietą rado iš aplinkinių kaimų žmonių sunešti šventųjų paveikslai, statulėlės ir kiti žmonių rankų sukurti ir bažnytėlei padovanoti daiktai. Dabartiniais laikais taipogi vyksta šeštinių atlaidai, statomi koplytstulpiai įžymiems šio krašto žmonėms. Po atlaidų vyksta saviveiklininkų pasirodymai. Leiskite pasveikinti visus šią gražią saulėtą pavasario popietę, susirinkusius į Agailės, į šventą sakralinę vietą, kur stovi nuostabi Agailių koplyčia, kur kapinaitėse palaidoti ir ilsisi 1863 metų žuvusių sukilėlių ir nužudytų už sukilimo rėmimą 2 kunigų palaikai. Juk šiemet sukanka 160 metų nuo sukilimo prieš carinę priespaudą. Šiandien susirinkome šioje vietoje, kad atidengti paminklą koplytstulpį vienam ryškiausių Šiaulių krašto žmonių, šviesuoliui, Lietuvos garbės kraštotyrininkui, miškininkui Leonardui Skėriui atminti, kuris pats padarė gausybę paminklų, atminimo ženklų, pastatė stogastulpių, kryžių, skirtų Šakynos ir Žarėnų krašto įžymiems žmonėms atminti ir atmintinoms datoms. Leonardui svarbiausia buvo, kad išliktų prisiminimas, kad būtų užfiksuotas atmintinas įvykis ar žmogus. Paminklą atidengti kviečiu šio paminklo sukūrimo organizatorė, iniciatorė, Šakynos kultūros centro direktorė gerbiama Sigita Budvydienė ir šio paminklo autorių, tautodailininką Vaclovą Tamošaitį. O kartu kviečiu paminklą pašventinti Šakynos Švento Arkangelo Mykolo parapijos ir Žarėnų Latvelį Švento Mikalojaus parapijos kleboną gerbiamą Stanislavą Žukauską. Vardan Dievo Tėvas, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Jis tavo grupę pašventus paminklą lygius, kad kiekvienas šauksis tavo globos pagalbos, gautų dvasinę paramą, taip pat ir mūsų kraštotyrininkai, amžinos laimės danguje ir dialogui. Ir mūsų tiems gerus prisiminimas, tegul kiekvieną kartą primins žmogų, kuris rūpinasi, kad kažkas liktų ateityje, istorija išliktų, gražūs prisiminimai, tradicijas, jų nepamirštume ir mes,
Prašome, kad Kristų mūsų viešpatie. Amen. Amžinatilsį, duok mirusiam viešpatie. Ir amžinoji šviesa jam tešviečia. Tegu ilsite ramybėje. Amen. Leonardas Kirys pasižymėjo įvairiais talentais. Tai buvo miškininkas, dirbo eiguliu, jo specialybė tokia. Kartu jis Šiaulių rajono laikraštyje bendradarbiavo, buvo neetatinis korespondentas. Jis buvo ir liaudies muzikantas, ir drožėjas, ir žinoma puikus kraštotyrininkas. 2002 metais, minint Knygnešio dieną, jis buvo išrinktas pirmuoju geriausiu Šiaulių rajono metų kraštotyrininku. O po 10 metų už svarius kraštotyros darbus, už Knygnešio Ignacijaus Normanto kilusio iš Šakynos atminimo įamžinimą, už gausią medžiagą apie ginkluotą pasipriešinimą 1944–53 metais surinkimą, už partizanų žūties vietų ir partizanų motinų atminimo įamžinimą. Jam antrą kartą buvo suteiktas geriausio metų kraštotyrininko vardas. 2005 jis tapo Lietuvos garbės kraštotyrininku. Prisimenu 2001 metų Šakynos Respublikinė kraštotyros ekspedicija. Šis šviesus žmogus mūsų buvo pats didžiausias pagalbininkas, patarėjas. Kaip sakoma, buvo Šakynos krašto enciklopedija. Leonardas Kirys turėjo puikią atmintį ir savo galvoje buvo sutalpinęs gausybę įvykių, faktų. Ko be paklausi, viską sužinosi. Jis daug prisidėjo įrengiant knygą Šakynos kraštas, kuri buvo išleista lygiai prieš 10 metų, 2013 metais. Ten sutalpinta ir gausi medžiaga iš jo kraštotyros archyvo. O užėjęs dažnai užeidavo Šiaulių rajono kultūros skyrių ir visada čia ateidavo su naujom idėjom, su naujais projektais, naujom mintim. Ką jis užsibrėždavo, visada stengdavosi įgyvendinti. O kiek dar liko neįgyvendintų svajonių ir planų. Šiandien su mumis Lietuvos Respublikos Seimo narės Rimos Baškienės patarėja Ada Gratauskienė. Prašom jūs pakalbėti. Labadiena visiems, šiandien susirinkusiems. Šiandien kalbėsiu Seimo narės Rimos Baškienės ir savo vardu, nes Seimo narė yra kitame labai svarbiame renginyje, kitame rajone. Iš tiesų, tokios gražios dienos mes laukiame. Pavasaris, spalvos, žiedai, miško apsuptis ir randamės nuostabioje sakralinėje vietoje ir atidengėme koplytstulpį vienam iš iškiliausių iš tiesų Šiaulių rajono žmonių, paprastam miškininkui, dideliai mylėjusiam savo kraštą žmogui Leonardui Skėriui. Atiduodame savo duoklę šitam žmogui, kuris nepaprastai mylėjo savo kraštą, nepaprastai mylėjo ir čia gyvenančius žmonės. Todėl jam buvo be galo svarbu išsaugoti tą istoriją, išsaugoti kiekvieno atminimą, dėl to jis ir statė įvairius koplytstulpius, akmenis tose vietose, kur reikėjo įamžinti vienokius ar kitokius žmonės, vienokius ar kitokius įvykius atminti. Taigi šiandien labai džiugi diena ir kiekvienas būdamas šitoje gražioje sakralinėje vietoje iš tiesų išeisime dvasiškai praturtėję, nes kartu atliekame ir didžiulę, gražią pareigą ir pagarbą tam žmogui, kuris buvo šalia mūsų. Kaip svarbu gyvenime būti pastebėtam, būti suprastam. Ir šiandien tokią dieną mes turime pagerbdami mielą šitą žmogų, kuris taip gražiai pasakė, kad šį pavasarį nebegirdėjau gegutės kūkuojant
tai gal jau paskutiniai mano metai. Prieš 1,5 savaitės mes čia tvarkėmės apie koplyčią ir girdėjome su gutenėliais pameluoti, girdėjome visi, kukuojant gegutę. Mums visiems kukavo dar keletą kartų, vadinasi, mes dar turime keletą metų atlikti dar kitiems rimtiems, tvirtiems, gražiems savo darbams, savo minčių įgyvendinimui. Bendramintis, kraštotyrininkas Stanislavas Šalkauskis iš Akynos. Jis ir 2018 metų geriausių kraštotyrininkų išrinktas. Tad prašom, gerbiamas Stanislavai. Nu, apie Leonardą tai galima sakyti gerai ir labai gerai. Tai yra žmogus iš didžiosios raidės. Mes, kaip pradėjom domėtis Šakyną, jos žymiai žmonėm, ypatingai ten buvo toksai Antanas Rimavičius, skulptorius, kuris žino ten pusę Latvijos. Tai jis pripažintas Balvių miesto įkūrėjų, Tošėjų, klebonas. Tai pradėjus kažką domėtis, iš karto man skirys, sako, tai aš apie jį daug ką žinau, tai tą, žinot, ir daug iš karto klausimų išsisprendė. Ir noriu paminėti tokį jo labai jau prasmingą darbą, kada mes organizavom minėjimą, o čia bus liudininkai, o jisai sugebėjo, aš tai čia ne prie ko buvau, tik dalyvis, jis sugebėjo suorganizuoti ir mašiną, ir kultūros skyrių, ir nuvažiavom, tai sudalyvavom tada. Ir aš noriu pabrėžti, kad kaip ten ta Rūta Cibulė tokia vadovė buvo. Jinai sako, kas jūsų grupės vadovas? Tai aš vienareikšmiškai pasakiau, kad Leonardas Kirys. Tai jau čia tada jau pajutau, kad žmogus tikrai daug ką sugeba, daug ką daro ir mes džiaugiamės turėdami tokį žmogų. Nu, palinkėti jam dabar galiu tik viso geriausio, ką dar galima linkėti. Nu ir čia galima daug ką kalbėti. Jis turėjo sąsavinį tokį, jis turėjo daug ką ten turėjo. Ten nueini pasiekti, tiesiog išeit negali. Bet nu ką darysi, nebeturim mes jo. Belieka gailėtis, kad toks žmogus jau paliko mus. Tai va, aš trumpai norėjau pasakyti. Irgi bendradarbiavo su Leonardu Skėriu, tai Zigmas Savickas, prašom. Miškan būdavo eini, tai netakį veria. Va taip linksmina dūšę, ožų širdies tveria. Kad net širdžiai apsalus ne kartą dūmoji, ar miške stoju, ar dangui, ar rojui. Norėčiau padėkoti Dievui likimui, kad suvedė su, o čia dėkui dar Sigitai, kad pirmą parašytą miškininkas. Nors iš tikrųjų taip, jis buvo miškininkas, jeigu tai istorija, tai man teko garbė su jom susipažinti. Mes vadinkim, tai buvom tarybiniai miškininkai, tą laiką buvo tokie tarybiniai valstybiniai miškai, va taip vadinti. Tai, o jis buvo kolūkinių miškų. Tai mes buvom valstybiniais kolūkinių, tai va teko garbė pas jį nuvažiuoti, pabendrauti. Dar tiksliau, ten reikėjo nepabendrauti, ten reikėjo revizijai padaryti. Tai tą reviziją mes taip padarėm, aišku, prie periodusų patys, žinot, popierių daug buvo, surašėm gerai tus popierius, bet iš tikrųjų ten nekiek. Mes ten jį mokinom, bet ten iš tikrųjų tai jis mumis ten daug tikrai pamokino, kaip mane asmeniškai jauno parėjus specialistai. Tai va, mes nuo to kartą susipažinom su Leonardu, tai gal didžiausias įspūdis buvo, kai jis nuvedė prie bunkerio Kimpių miške, ten buvusio. Ir mes sugalvojom kryžių pastatyti. Tai va, tas didžiausias įspūdis, tas bendradarbiavimas prasidėjo. Tai tikrai buvo puikios dūšios žmogus, netgi asmeniškai galiu pasakyti, jis buvo 32 gimimo mano tėvuko metų, tai tikrai mes einom bendraudavom. Paskutinį kartą, kai buvom nuvažiavę pas Leonardą pažiūrėti, tai šoną mūsų paukrinės rankas, tai bendravom, pašnekėjom, tai tikrai puikus žmogus. Ir kaip čia minėjo, tai tikrai pasiilgstam
kad aš kažkaip kaip pasiūsiu, tai paimu ten tus užrašus, paskaitai apie jį, tas nuotraukas pasižiūri, nu ir kažkaip, kad jau vėl, su jais pabendravai kažkaip ir užtanklikti tuo. Šiandien su mumis yra Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kuršėnų skyriaus pirmininkė Marytė Šadlauskienė. Prašom, kviečiame. Gera čia susirinkti, gera pabūti šitokioje aplinkoje, kryžiai, medžiai, paukštelių čiulbėjimas. Bet šiandien mes kalbam apie Leonardą. Mūsų juo siejo tikrai draugiški, geri, šilti santykiai. Jisai niekada atvažiavęs į Kuršėnus neaplenkdavo Kuršėnų tremtinių. Visada pasiskambindavo, ateidavo pasikalbėti, pasidalinti savo mintimis, idėjomis. Nė vieną kartą esame buvę, kada buvo atidengiami paminklai. Tremtiniai visada dalyvaudavo, visada su juo bendraudavo. Nebėra nei žodžių pasakyti, kokį pėdsaką paliko jisai. Tegul būna aukščiausias, jam gailestingas teisėjas, o mes tave, Leonardai, niekada neužmiršim, niekada. Visada gerbsim tą prisiminimą, kurį atliko tautodailininkas Vaclovas Tamošaitis. Mes norime uždegti žvakutę jo prisiminimui. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpat su jumis ir su tavimi. Brangus broliai seserys, būkime visi palaiminti Viešpaties šeštinių šventės dieną, susirinkę į šią aplinką prie Agailių koplyčios, kuri turi gilią istoriją, tradiciją, čia pasimelsti, pabūti kartu. Kiek aš žinau, ir Šiaulių vyskupijos Marijos legionų atstovai yra, ir pamaldų žmonės, ir kraštotyrininkai, kaip klausiausi iš šalies, ir dailininkai, taigi visi būkime vienybėje. Viešpats Jėzus, atlikęs išganymo darbą, įžengė į dangų. Tam įvykiui atminti daromos procesijėlės. Kuklią šeštinių procesiją dabar ir atliksime. Ay,
Labas vakaras, mėlyjeji. Nuoširdžiai sveikinu visus su švente. Aš manau ir esu įsitikinęs, kad kuomet yra pagerbiamas žmogus, atsidavęs didžiąją savo dalį gyvenimo krašto istorijai, yra vertas ypatingos pagarbos ir tai yra iš tikro šventė. Aš galvoju, kad ir jūs tai minčiai pritarėte. Tai norėčiau padėkoti Sigitai, padėkoti Šakynos seniūnijai, padėkoti tautodailininkui Vaclovui Tamošaičiui, verslui, visiems, kurie prisidėjote, kad šita ypatinga diena taptų švente. Dėkoju, kad jūs atvykote. Iš tikrųjų labai smagu, kada pagerbiame žmogų, atsidavusi savo gyvenimą kraštotyrai ir mūsų krašto istorijai. Linkiu visiems stiprybės, būkite sveiki, tegul jūs neapleidžia jėgos ir tegul šalia visada būna krašto istorija. Ačiū. Dabar jau turbūt reikia sakyti labas vakaras, mėly kraštiečiai susirinkę iš visų kraštų. Labai malonu, kad yra tokia aktyvi Žarėnų bendruomenė, Žarėnų kultūros darbuotojas, kunigas klebonas, kuris kasmet sukviečia čia įsibarščiusius iš šio krašto kilusius žmonės. Ir man be galo malonu jūs pasveikinti čia susirinkusius. Iš visų kraštų daug jau nebėra. Šiandien pagerbėme dar ir mūsų garbų kraštietį Leonardą Skėrį. Tad sveikinu visus su šia gražia šeštinių švente ir linkiu dar daug tokių susitikimų. Labas vakaras. Sveikinu visus susirinkusius su gražia šeštinių švente. Ten užengė šventoji Dievo dvasia ir pasilieka su mumis. Būkite laimingi. Labas vakaras. Labai džiaugiuosi, kad kasmet čia šeštinių šventėje jūsų susirenka vis gausiau ir gausiau. Tad linkiu, kad su kiekvienais metais jūsų būtų dar gausiau ir gausiau. Su švente ir gražaus vakaro. Labas vakaras. Šiaulių rajonas garsus daugumą gražių vietų. Šitoj vietoj, ypatingoj vietoj, šiandien susirinkom labai gražią progą. Ir trumpai ir nuoširdžiai noriu palinkėti, kad tiesiog tikėjimo, meilės ir vilties angelas saugotų jūs visus ir saugotų tas gražias tradicijas, tas gražias vietas, į kurias mes galim visi susirinkti. Ačiū. Pirmą kartą čia Agailių miške skambės ukrainietiška melodija. Jums dainuoja ir pačias gražiausias dainas dovanoja Naisių vasaros teatras ir ukrainiečių garsai. Tai kviečiam aktorius į sceną. Paplojam!
Дякуємо, ačiū. Дякуємо вам дуже. Ačiū labai. Дякуємо вам. І нашою фінальною піснею буде литовська пісня, тому будемо дуже сподіватися, що ви будете співати разом з нами. Tu Lietuva, tu mana, tu graži tėvynė, Lietuva, tu mana, šalala gimtinė. Tu Lietuva, tu mana, tu graži tėvynė, Lietuva, tu mana, šalala gimtinė. Aš manau, tikrai jie nusipelnė karštų jūsų aplodismento ir didžiulio ačiū. Žinot, širdį suvirpino tikrai, mes džiaugiamės, mes dainuojam, o jų šalyje vyksta karas. Tiesiog norisi jiems palinkėti, aišku, turėčiau kalbėti rusiškai, bet sakė, mes suprantame. Aš jums noriu įteikti mūsų lietuviškos duonelės. Palinkėti tai, kad kai grįšit į savo tėvynę, į savo kraštą, kad ant jūsų stalo visada būtų ta mūsų ir jūsų ukrainiečių ir lietuviška duona. Sėkmės jums ir jūsų tėvynainiams, taikos šiam pasauliui. Sakoma, ne vien duoną suotus, kad būtum ir truputį smagiau, saldesnio gyvenimo, čia mūsų saldėsis lietuviškas. O jums, mėlėjai, norisi palinkėti. Aš kiekvienais metais sakau, ant mūsų peties tupi angelas. Jis saugo mus. Tai aš palinkėsiu, kad tas angelas saugotų, globotų ne tik jūs, bet ir mūsų šalį. Kad gyvuotų taika. Ir taikos balandis tegu neša mums sveikatą, laimę, meilę ir taiką. Būkit sveiki.
Būkit gyvi ir pasimatysim kitais metais. Čia vėl prie šios koplytėlės pasimelsim, dainų paklausysim. Būkim svarbiausiai sveiki. Ačiū Jums visiems, kad esate, kad buvote ir būsime. Ой, помню я той час, ти плакала за мною, і на прощання раз у раз махала хустиною. Ой, помню я той час, ти плакала за мною, і на прощання